Šiandien važiuosime į nepaprastą vietą. Tarė Tomo mama, padėdama jam apsirengti. Mes vyksime į Krišnos šventyklą. Šiaip jau, Tomas apsirengdavo pats, bet šiandien visai nenorėjo rengtis. Jis nusiminė, nes norėjo pasilikti namuose su senele ir sesute Poli. Poli jau kurį laiką sirgo. Tomas sėdėjo automobilio gale, klausydamasis mamos ir tėčio pokalbio. Jie kalbėjo, jog tai turėtų būti įdomi kelionė, bet Tomui buvo liūdna. Jis galvojo, ko mums važiuoti tą šventyklą ir apskritai, kas toji šventykla. Tai mes ir atvykome, tarė tėtis. Automobilis sustojo netoli didelio pastato. Jo viršuje Tomas išvydo ryškią plėvėsuojančią vėliavą, o kieme vaikštinėjo daug keistai atrodančių žmonių. Tomas jautėsi nedrąsiai. Jis nieko čia nepažinojo ir nematė, su kuo būtų galima pažaisti. Kai jie išlipo iš automobilio, kažkas sušuko. Hare Krišna. Tomas pamatė, kad prie jų artinosi žmogus, keistais baltais drabužiais ir plikais skusta galva. Jam priėjus arčiau, Tomas pasislėpė už mamos. Jis norėjo namo. Mama paglostė jį ir nuramino, sakydama, jog nėra ko baimintis. Žmogus suprato, kad Tomui reikia draugo, su kuriuo galėtų žaisti. Ir tada jis sušuko. Subalai, eik čia. Apsidairęs, Tomas pamatė linksmai atbėgantį berniuką. Tomas plačiai išsižiojo ir išpūtė akis. Subalas greitai bėgo link jų ir jo šviesiai oranžinis rūbas plaikstėsi vėjyje. Subalas buvo tokio pat amžiaus kaip ir Tomas, tačiau jis atrodė visai kitaip. Jo veidas švietė lyg mėnulis, o ant pakaušio plaikstėsi juodų plaukų kuodelis. Koks juokingas tavo vardas ir kokie keisti tavo drabužiai. Tarė Tomas. Mano vardas Tomas ir aš nešioju trumpas kelnes, kaip ir visi mano kiemo draugai. Eime, Tarė Subalas. aš parodysiu tau šventyklą. Taip Tomas susirado žaidimų draugą ir pamiršo savo baimę. Subalas paėmė Tomą už rankos ir per minkštą žalią žolę jiedu nubėgo link šventyklos. Kokie čia garsai? Dideliame kambaryje, nuostabiai išpuoštame paveikslais, gėlėmis ir vėliavėlėmis, Tomas išvydo daug žmonių, apsirengusių kaip ir Subalas. Visi jie šoko ir dainavo. Viskas buvo taip keista, kad Tomui net pilvas susopo. Tarpdury Tomas pastebėjo besišypsančią mamą. Ji atrodė labai laiminga, todėl Tomo pilvas taip pat praėjo skaudėti ir jis pasijuto labai smagiai. Tačiau kas tai? Įėjęs į kambarį, Subalas išsitiesė ant grindų. Tomas išgirdo, kaip jis tyliai kažką ištarė. Subalas paaiškino, kad tai buvo malda. Tomas taip pat nusilenkė ir ėmė melstis. Brangus Dieve, ačiū tau už naują draugą ir prašau padėti pasveikti mano sesutei Poli. Ačiū. Čia gyvena Dievas. Tarė Subalas ir parodė į nepaprastas grožybės, kokių Tomas dar niekada nebuvo matęs. Ryškioje šviesoje šypsojosi du mieli gražūs veidai ir įvairiausiomis spalvomis žėrėjo jų drabužiai. Tomas stovėjo iš nuostabos pravėręs burną. Jo vardas Krišna. Šypsodamasis paaiškino Subalas. Tomas atsigręžė į Subalą. Jis šokinėjo aukštyn ir žemyn,
ir sukiojosi pagal muzikos ritmą. Tada ir Tomas pradėjo šokinėti, it guminis sviedinys. Jis šoko Krišnai. Tai iš tikrųjų linksma. Pagalvojo jis. Tai dar geriau negu žaisti smėlyje su mano didžiulė žaislinė mašina. Dainos žodžiai buvo paprasti ir netrukus Tomas ėmė dainuoti kartu su visais. Tu niekada nepavargsi giedoti Hare Krišna. Tarė Subalas. Mes giedame Dievo vardus. Kaip aš norėčiau, kad Poli būtų čia ir taip pat galėtų dainuoti Krišnai. Pagalvojo Tomas. Baigė šokti, jie susėdo ant grindų ir gavo po padėklą, prikrautą daugybės įvairiausių patiekalų, daržovių, saldumynų ir gėrimų. Viskas atrodė taip skanu, jog Tomas nebežinojo, nuo ko ir pradėti. Tai prasadam. Paaiškino Subalas. Maistas, kurį ragavo Krišna. Tomas visai nenorėjo valgyti Krišnos maisto. Kartą, kai Tomas atėmė iš Poli jos torto gabalėlį, Poli supyko ir pasiskundė mamai. Tad ir Krišna gali labai supykti. Subalas paaiškino, jog taip neatsitiks, nes Krišna nori, kad kiekvienas valgytų jo maistą. Tomas apsidžiaugė. Vadinasi, Krišna turi visko tiek daug, kad dovanoja kitiems. Ir viskas taip skanu. Baigė valgyti, jie nusiprausė rankas ir burnas. Paskui Subalas parodė Tomui storą knygą ir paaiškino, kad ją parašė Krišna. Argi Dievas rašo knygas? Nustebo Tomas. Mano mama sakė, kad jis tikrai sėdi aukštai danguje ir stebi, kaip mes elgiamės, gerai ar blogai. Subalas atvertė Tomui piešinį, kuris vaizdavo, kaip žmogaus kūnas keičiasi nuo kūdikio iki berniuko, kaip jis tampa suaugęs, o paskui pasensta ir miršta. Bet tu nemirsi. Tarė Subalas. Tu tik tai pakeisi savo kūną. Tu esi siela kūne, o siela niekada nemiršta. Netoliese sėdėjo Tomo ir Subalo mamos ir kalbėjosi. Ilgi Subalo mamos plaukai buvo supinti į kasą, siekusią grindis. Ji aiškino, jog mes nesame šie kūnai, mes dvasinės sielos. Tai labai sunku suprasti, kai tau tik 4 metai. Pagalvojo Tomas. Kai užaugsiu ir nešiosiu ilgas kelnes be petnešių, tada tikrai būsiu dvasinė siela. Kai kūnas pasensta ir miršta, dvasinė siela gauna naują kūną. Paaiškino Subalas. O taip mes keičiame drabužius, kai juos sunešiojame arba išaugame. Tarė Tomas. Visiškai teisingai. Pagyrė į Subalo mama. Tu labai protingas berniukas. Tomo mama, labai patenkinta savo protingų sūnumi, švelniai priglaudė jį prie savęs. Greitai atėjo laikas važiuoti namo. Tėtis nupirko tiek daug knygų, jog Tomas niekaip negalėjo jų suskaičiuoti. Sudėtos viena ant kitos, jos siekė Tomui iki smakro. Būk atsargus, neparvirsk. Įspėjo mama. Skaitysim šias knygas ir viską sužinosim apie Krišną. O tau taip pat bus labai įdomu, nes juose daug spalvotų paveikslėlių. Tarė tėtis Tomui. Važiuodami namo, tėtis, mama ir Tomas dainavo dainą, kurią išmoko šventykloje. Mama plojo delnais, tėtis trepsėjo koją ir automobilis linksmai pasišokinėdamas riedėjo keliu. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Atsargiai, neužmiršk, kad esi už vairo. Tarė mama. Aš esu be galo laimingas, kad pagaliau apsilankėme šventykloje, pasakė tėtis. Tomas irgi jautėsi laimingas. Ten jis susirado naują draugą ir dar jis pamatė Krišną, geriausią kiekvieno vaiko draugą. Buvo vakaras, už miško leidosi saulė. Tomas miegojo ir sapnavo visus tuos puikius ir nepaprastus dalykus, kuriuos šiandien regėjo šventykloje. Gėles, paveikslus, dainuojančius žmonės ir savo naują draugą su plevėsuojančiais drabužiais ir juodu kuodeliu. Sapne skambėjo muzika ir Subalas su Tomu dainavo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Neužmiršk padainuoti Krišnai. Dainuok šią dainą kiekvieną dieną. Mojo ranka Tomui Subalas. Dainuok šią dainą kiekvieną dieną.